Pakartoto įstatymo knyga. 1 skyrius. Mozė kalbėjo izraelitams šioje Jordano pusėje, dykumoje, tarp Parano, Tofelio, Labano, Haceroto ir Di-Zahabo miestų. Nuo Horebo per Seiro kalnus iki Kadeš Barnėjos yra 11 dienų kelias. 40 metais, 11 mėnesio, 1 dieną, Mozė kalbėjo izraelitams viską, ką jam Viešpats dėl jų buvo įsakęs. Nugalėjęs Amoritų karalių Sihoną, gyvenusi Hešbone, ir Bašano karalių Ogą, gyvenusi Aštarote, Edrėjo mieste, šioje Jordano pusėje, Moabo žemėje, Mozė pradėjo aiškinti įstatymą. Viešpats, mūsų Dievas, mums kalbėjo prie Horebo. Jau užtenka jums gyventi prie šio kalno. Eikite pas Amoritus, į visas jų apylinkes, į lygumas, kalnuotas vietas, slėnius, pietų link ir išilgai jūros kranto, į Kanano ir Libano žemes, iki didžiosios Eufrato upės. Aš atvedžiau jūs į žemę, kurią Viešpats prisiekė duoti jūsų tėvams, Abromui, Izaokui, Jokūbui ir jų palikuonėms. Eikite ir užimkite ją. Aš jums anuo metu sakiau, aš vienas neįstengsiu jumis rūpintis, nes Viešpats, jūsų Dievas, jūs padaugino ir šiandien jūsų yra tiek, kiek dangaus žvaigždžių. Viešpats, jūsų tėvų Dievas, dar 1000-eriopai tepadaugina ir tepalaimina jus, kaip jis pažadėjo. Kaip aš vienas galiu nešti jūsų naštas, vargus ir vaidus. Išsirinkite iš savo giminių išmintingų, sumanių ir žinomų vyrų, kad juos paskirčiau jums vadais. Tada jūs sutikote, kad taip padaryti yra gerai. Išmintingus bei sumanius vyrus iš jūsų giminių aš paskyriau jūsų vadais, tūkstantininkais, šimtininkais, 50-ininkais ir 10-ininkais. Įsakiau jūsų teisėjams, išklausykite bylas ir teisingai teiskite juos ir ateivius, neatsižvelkite teisme į asmenis, išklausykite mažą ir didelį, nebijokite jokio žmogaus, nes teismas yra Dievo. Jeigu jums kas būtų per sunku, praneškite man ir aš išklausysiu. Tuo metu aš jums įsakiau viską, ką privalote daryti. Palikę Horebą, ėjome per didžiąją, baisiąją dykumą, kurią matėte, keliu per Amoritų kalnus, kaip Viešpats, mūsų Dievas, buvo įsakęs. Kai atvykome į Kadeš Barnėją, jums sakiau, atėjote į Amoritų kalnyną, kurį Viešpats, mūsų Dievas, mums duoda. Štai Viešpaties jums pažadėtų į žemę. Eikite ir užimkite ją, nes Viešpats, jūsų tėvų Dievas, jums ją pažadėjo. Nieko nebijokite ir nenusigaskite. Tada jūs, priėję prie manęs, tarėte, siųskime vyrus, apžiūrėti žemę ir pranešti, kuriuo keliu turime keliauti ir į kuriuos miestus eiti. Man patiko ta šneka, todėl siunčiau iš jūsų 12 vyrų, po vieną iš kiekvienos giminės. Jie nuėjo į kalnuotas vietas, iki Eškolo slėnio,
apžiūrėjo žemę, paėmė jos vaisių ir atnešė pas mus, tarė: gera žemė, kurią Viešpats, mūsų Dievas, mums duoda. Tačiau jūs nenorėjote eiti ir sukilote prieš Viešpaties įsakymą, murmėdami savo palapinėse: Viešpats mūsų nekenčia, todėl mus išvedė iš Egipto, kad amoritai mus sunaikintų. Kaipgi mes eisime? Pasiuntiniai išgąsdino mus, pranešdami, kad ta tauta gausesnė ir aukštesnė už mus, kad jų miestai dideli ir sustiprinti lygi dangaus, ir kad ten jie matė ir Anako palikuonių. Aš jums sakiau, nenusigaskite jų ir nebijokite, nes Viešpats, jūsų Dievas, eina priekyje jūsų ir pats už jūs kariaus, kaip tai darė Egipte jūsų akivaizdoje. Dykumoje patys matėte, kaip Viešpats, jūsų Dievas, nešė jūs, kaip žmogus neša savo kūdikį, visą kelią, kuriuo ėjote, kol atėjote į šitą vietą. Bet jūs nepasitikėjote Viešpačiu, jūsų Dievu, kuris ėjo pirma jūsų keliu ir nurodydavo vietą, kur ištiesti palapines. Naktį rodydavo kelią ugnimi, o dieną debesies stulpu. Viešpats girdėjo jūsų kalbas ir užsirūstinės prisiekė: ne vienas iš šitos piktos kartos neišvys gerosios žemės, kurią su priesaika pažadėjau jūsų tėvams, išskyrus Jefunės sūnų Kalebą. Jis ją matys. Aš duosiu jam ir jo vaikams žemę, kurioje jis vaikščiojo, nes jis sekė mane iki galo. Viešpats užsirūstino ir ant manęs dėl jūsų ir tarė: ir tu neįeisi į ją, bet tavo tarnas Jozuė įeis. Jį padrąsink, nes jis padalys žemę Izraelitams. Jūsų kūdikiai, apie kuriuos sakėte, kad jie taps grobiu, ir jūsų sūnus, kurie šiandien dar nežino skirtumo tarp gero ir pikto, įeis į ją. Jiems aš duosiu žemę, ir jie ją užims. Jūsgi grįžkite į dykumą, Raudonosios jūros link. Tada man atsakėte: nusidėjome Viešpačiui, eisime ir kovosime, kaip Viešpats mūsų Dievas įsakė. Jūs apsiginklavote ir buvote pasiruošę traukti į kalnus. Viešpats man tarė: sakyk jiems neiti ir nekovoti, kad nežūtų nuo savo priešų, nes aš nebūsiu su jais. Kalbėjau jums, bet jūs neklausėte. Priešinotės Viešpaties įsakymui ir atkakliai žygiavote į kalnus. Amoritai, gyvenantis kalnuose, vijosi kaip bitės jūs nuo Seiro iki Hormos. Sugrįžę raudojote Viešpaties akivaizdoje, bet jis jūsų neklausė ir nekreipė į jūs dėmesio. Todėl Kadeše pasilikote ilgą laiką.